Sveika prisijungusi į šiandienos mankštą. Šiandien fokusuosimės į dubens dugno raumenis. Tikiu, kad žinai jų naudą ir ypatingai nėštumo metu ir po nėštumo labai svarbu išlaikyti dubens dugną sveiką ir stiprų. Tai šiandien pasidalinsiu keletą pratimų. Svarbu paminėti keletą aspektų. Tai yra mūsų laikysena. Stengiamės neišriesti dubens ir nestumti jo į priekį, išlaikysime visą laiką neutralią poziciją, ar stovint, ar gulint, ar sėdint ant kėdės ir darant dubens dugno pratimus. Ir kitas aspektas svarbus, tai yra kvėpavimas. Nuolatos palaikome tolygų kvėpavimą tiek įkvepiant, tiek iškvepiant, neužlaikome nei įkvėpus, nei iškvėpus. Taigi, iš karto šokame į pratimus, iš pradžių apšilsime dubens dugną ir tuomet darysime funkcinius pratimus, įtraukiant būtent ir dubens dugno pratimus. Keliaujame ant kilimėlių. Patogiai įsitaisome neutralioje pozicijoje ir kaip pajausti būtent dubens dugno raumenis. Tai įsivaizduojame, jog norėtume sustabdyti šlapimą, ar ne? Ir būtent tie raumenys, kurie įsitempia stengiantis sustabdyti šlapimą, tai ir yra dubens dugno raumenys. Tai šiandien su jais ir dirbsime. Pirmasis pratimas, pirmoji pratimų serija, tai yra fokusuota būtent į stiprybę, į jų stiprumą šių raumenų ir atliksime tokį pratimą. Tai yra, bandysime įtraukti greitai šios raumenis ir atpalaiduoti. Įtraukti, atpalaiduoti, įtraukti, atpalaiduoti, įtraukti ir atpalaiduoti. Tai 4 kartus greitai įtraukiant ir staigiai atpalaiduojant. Įsivaizduojame, jog šioje vietoje yra liftas ir nuo nulinio aukšto kylame staigiai į 3 ir vėl paleidžiame į nulinį aukštą. Ne? Tai bandykime. Įkvepiame, iškvepiame ir įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam. Taip darysime dar 4 kartus. Labai svarbu primenu, nenustokite tolygiai kvėpuoti. Įkvepiame, iškvepiame ir įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam. Vėlgi įkvepiame, iškvepiame ir įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam. Dar 2 kartai tokie. Įkvepiame ir iškvepiame ir įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam. Puiku, ir liko paskutinis kartas. Įkvepiame ir iškvepiame ir įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam. Labai tikiuosi, kad visoms pavyko suprasti, kurioje vietoje yra dubens dugno raumenis. Keliausime į kitą pratimą, kuris būtent bus stiprybės ir užlaikymo. Tai įtrauksime dubens dugno raumenis ir laikysime 10 sekundžių. Po 10 sekundžių atpalaiduojame. Darysime tai 5 kartus. Taigi vėlgi įkvepiame per nosį, iškvepiame per burną ir įtraukiame raumenis, laikome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 atpalaiduojame. Ir įtraukiame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atpalaiduojame. Nepamirštame kvėpuoti, nors ir užlaikome raumenis, mūsų kvėpavimas išlieka tolygus. Ir įtraukiame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir paleidžiame.
Puiku, dar 2 kartai. Ir įtraukiame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paleidžiam. Ir paskutinis kartas įtraukiame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paleidžiame. Taigi, apšilome dubens dugno raumenis, keliaukime į funkcinius pratimus, versimės būtent ant priekio, ant kilimėlio. Taigi, apsivertėme ant kilimėlio priekio, rankos plačiai, pečių plotyje, keliai irgi ant kilimėlio ir tiesime vieną ranką į priekį ir priešingą koją atgal. Kada įtraukiame dubens raumenis? Tuomet, kai pakyla rankos. Pakyla ranka ir koja, įtraukiu dubens raumenis, kai viską nuleidžiu, atsipalaiduoja. Darysime taip 10 kartų, keisdamos puses. Taigi pasiruošiame ir keliaujame. Kylam, įtraukiam ir atpalaiduojam. Ir 2, ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puiku. Antrasis pratimas, meškutė. Laikysime rankas vėlgi plačiai, keliame kelius, atkeliame šiek tiek nuo žemės ir leidžiame žemyn. Dubens dugno raumenis įtraukiame tuomet, kada esame pakilusios viršuje. Taigi įtraukiau ir atpalaidavau. Įtraukiau ir atpalaidavau. Kartosime 10 kartų. Pasiruošiam ir kylam, nuleidžiam. Įtraukiu, atpalaiduoju. Įtraukiu, atpalaiduoju. 4. Dar 2. Ir paskutinis. Kartosime vėl paukščio šuns poziciją su ranka ir koja. Šiuos 2 pratimus, dar 2 raundus. Ir važiuojame. Kyla koja į ranką, įtraukiame dubens dugno raumenis, atpalaiduojam. 2, 3, 4, 5, 6, nepamirškit kvėpuoti, 7, 8, 9 ir 10. Darysime meškutę. Šios pratimus darome pakankamai lėtai, vien tik tai dėl to, kad tai yra miksas, ar ne? Turime galvoti ir apie tai, kaip juda kiti kūno raumenis, bei būtent dubens dugno raumenis. Taigi, keliaujame 10 kartų meškutę, kylu, įtraukiu, nuleidžiu. Ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puiku. Ir dar vienas raundas. Jeigu šiek tiek paskaudo riešus, galite prasimankštinti, ar ne? Ir keliaujame. Viena ranka kyla ir priešinga koja. Įtraukiu dubens dugno raumenis, atpalaiduoju.
Ir paskutinis. Super. Ir meškutė 10 kartų ir versimės ant nugaros. Kylame. 1, įtraukiu, atpalaiduoju. 2. Dar 2 kartai. Įtraukiam, atpalaiduojam, įtraukiam, atpalaiduojam. Puiku. Versimės ant nugaros ir keletą funkcinių pratimų gulint ant nugaros. Taigi kelsime kojas stačiu kampu, po vieną keliame ir po vieną leidžiame. Tuo metu, kada pakyla kojos, tuo metu įtraukiame ir dubens dugno raumenis, tuo metu, kada leidžiasi, atpalaiduojame. Darysime 10 kartų pakelimus. Pasiruošusios ir kylam, įtraukiam, leidžiam, atpalaiduojam. Ir 2, 3, 4. Niekur neskubam, kvėpuojam 5. Ir 10. Super. Kojas lieka plačiai. Kelsime 10 kartų, dubenį į viršų, į tiltelio poziciją. Tuo metu, kada dubuo viršuje ir kyla į viršų, įtraukinėjame dubens dugno raumenis. Tuo metu, kai leidžiame, viską atpalaiduojame. 10 kartų, pasiruošusios ir kylame į viršų, įtraukiam ir atpalaiduojam. Kylame į viršų, įtraukiam ir atpalaiduojam. Ir 3, 4. Nepamirštame kvėpuoti. Ir paskutinis kartas. Super. Kartosime vėl 2 kartus tą patį raundą, šios 2 pratimus. Tai kelsime kojas stačiai ir leisime žemyn. Kuomet kojos aukštai, tuomet įtraukiame dubens dugno raumenis. Ir važiuojame į viršų, įtraukiam ir atpalaiduojam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9. Paskutinis 10. Atpalaiduojame. Ruošiamės daryti tiltelį. Taigi tikrai labai svarbu dubens dugno raumenis treniruoti, kadangi jie prilaiko, prižiūri būtent net 3 mūsų organų sveikatą, tai yra šlapimo pūslės, mūsų lytinių organų ir išeinamojo trakto. Taip, pasiruošiame ir keliaujame į viršų. Įtraukiame ir atpalaiduojam. Įtraukiam ir atpalaiduojam. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 ir 10. Puiku. Paskutinis raundas. Vėl kelsime kojas stačiai ir leisime žemyn. Svarbu atlikti šiuos pratimus dubens dugno ne tik statiškus, bet ir funkcinius, taip kaip atliekame dabar, nes būtent norime, kad ar bėgimo metu, ar vaikščiojimo, ar netgi nusičiaudėjimo, juokimosi, ar kosėjimo metu mūsų dubens dugno raumenys veiktų taip, kaip mes norėtume, ar ne? Sulaikytų šlapimą ir neatsitiktų kažkokių problemų. Taigi, paskutinis raundas, keliame į viršų, įtraukiame ir atpalaiduojam. Į viršų ir atpalaiduojam. Kvėpuojame tolygiai. Ir 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Puiku. Ir paskutinis pratimas. Tiltelis. Pasiruošiame ir kylame į viršų. 1, įtraukiam, 2, atpalaiduojam. Dar 2 kartai. Ir paskutinis. Puiku. Čia ir likime, ištieskime tik tai savo kojas. Atverkime jas plačiai, kuo plačiau kojos, tuo labiau nusvyra, atsipalaiduoja mūsų pėdos ir kojos. Gulėkime tiesiog ant žemės. Įkvėpkime giliai, kvėpuojame iš pilvo, pakyla mūsų pilvas, šonkauliai, krūtinė ir iškvėpiame krūtinę, šonkauliai, pilvas. Dar kartą įkvėpiame ir iškvėpiame. Akys užmerktos, kūnas atsipalaidavęs. Uždėkime vieną ranką ant krūtinės, kitą ant pilvo apačios ir lengvai kvėpuojame. Ir įsivaizduojame nuostabaus grožio sodą. Kažkur netoliese girdite čiulbančius paukščius. Saulė šildo jūsų žandus. Lengvas vėjelis atneša gėlių, gamtos, augalų kvapus. Matote daugybę spalvų, skirtingų žiedlapių, gėlių, augalų, medžių. O savo rankoje laikote sėklytes. Priėjusios prie artimiausio žemės plotelio pritupėt. Rankomis paliečiat žemę, susijungiat su ją ir iškasat mažą duobytę. Įberiate į ją tas sėklas, užberiat ant viršaus šiek tiek žemių, palaistote vandeniu
Šios sėklos tai jūsų mintis, svajonės, jausmai apie jūsų būsimą vaikelį. Jūs esate visiškai ramios ir pasitikinčios, jog netrukus išdygs ir išaugs kažkas nuostabaus, kažkas jūsų pasėto. Jūs žinote, kad reikia duoti laiko, duoti ramybės ir erdvės pasėtom sėklytėm, nes iškart pasėjus jos tikrai neišdygs. Jūs pasitikit šiuo procesu, pasitikit sėklytėmis, pasitikit žeme, vandeniu, visata, oru. Esate rami ir jaučiate, jog visai netrukus galėsite džiaugtis savo išaugtu, atsiradusiu, nuostabiu augaliuku. Paskutinį kartą peržvelgiat sodą, pasimėgaujat žiedlapiais, spalvų gausa, pajaučiat saulės spindulius ir su didžiausia šypsena ir ramybe paliekate sodą iki kito karto. Sugrįžtate į savo kūną čia ir dabar, jaučiate kilimėlį, jaučiate savo rankas, krūtinę, pilvo apačią kaip šildo, jos delnus. Esate visiškai dėkinga savo kūnui, juo pasitikit, jaučiat pilnatvę ir skleidžiate tiesiog šią energiją ramybės ir pilnatviškumo. Pamažu atmerkite akis. Per šoną padėkite savo atsikelti su rankomis. Įsitaisykite dar kilimėlio viduryje, galite sukryžiuoti kojas. Ir keletą kartų lengvai įkvėpkime, ištiesdamos rankas į viršų ir leisdamos žemyn. Ir paskutinį kartą. Ačiū labai tau, kad prisijungiai prie šios mankštos. Tikiuosi, jog praktikuosi ir darysi šios pratimus kasdien bent po keletą kartų, nes iš tiesų yra labai svarbu mums moteriams palaikyti dubens, dugno, raumenų sveikatą ir taip užtikrinti, kad nėštumo metu ir po nėštumo mes būsime sveikos ir stiprios ir jausimės laisvai. Tai ačiū labai tau.